Juodųjų gandrų lizdas krito kartu su ąžuolu. Birželis Lietuvos miškų ir paukščių žudymo mėnuo. Pražudyti pelėdžiukai. Surašyta peticija Lietuvos Respublikos prezidentui, Seimui ir vyriausybei. Kas išsergės Lietuvos girių retenybės? Kas tikrai saugo gamtą Lietuvoje? Tai straipsnių antraštės, kurios mirgėjo spaudoje visą birželio mėnesį. Paskutinė publikacija sudomino ir mus. Joje buvo koneveikiami ne tik miškininkai, bet ir prieš tai buvusios publikacijos autorius ir generalinė miškų urėdija. Beje, apie generalinę miškų urėdiją nelabai yra aišku, kodėl jos vyriausiasis specialistas įsivėlė į šią laikraštinę dvikovą, bet tiek jau to. O visas šis sujudimas kilo dėl paukščio. Į Lietuvos raudonąją knygą įtrauktas paukštis yra žvirblinė pelėda. Bet laida ne apie ją, ne apie pelėdą. Ji šioje istorijoje yra bene garbingiausia persona. Tiesą sakant, šis paukštis, kaip beje ir visi kiti sparnuotieji, nesirenka, net ir nežino, kieno medyje nutupia ar dar blogiau. Sugalvoja susisukti lizdą, ar kaip ši pelėda įsikurti uokse, kitaip tariant, drevėje. Paukščiui visai tas pats, privačiame ar valstybinėme miške auga tas medis. Na, bent jau iki tol, kol medžio niekas nekerta. Šiuo atveju buvo būtent taip. Kirto medžius. Visai kirto. Plynai. Ir nutiktų man šitaip, kad jau po iškirtimo po plynę vaikštinėjo savo ornitologas. Kitais žodžiais tariant, paukščių mylėtojas. Ir rado jis pelėdžiuką. O tada ir prasidėjo. Man, kaip laidos autoriui, tiesiog pasidarė įdomu, kasgi yra to paskutinio straipsnio autorius, kuris taip įnirtingai puola generalinės urėdijos vyriausią specialistą ir maišo jį ne tik su žemėmis. Visagalis internetas. Nemanau, kad darau nusikaltimą, o jei ir taip, tai tikiuosi, kad nelabai baisiai nusikalstu, bandydamas surinkti informaciją apie straipsnių autorių. Tikiuosi, kad didžioji dalis žiūrovų suprato, ką reiškia ši melodija. Mažiau išprususiems pasakysiu, kad pats labai nustebau internete, paieškos portale įvedęs straipsnių autoriaus pavardę, ekrane pamatęs Lietuvos gėjų ir lesbiečių puslapį. Oho, nieko sau, paukščių mylėtojai. Dėl tam tikrų priežasčių neminėsiu gėjaus per brūkšnelį rašytojo pavardės, nes nenoriu apie gėjus ilgai kalbėti ir skirti jiems daug dėmesio laidoje. Tegul jie gyvena savo. Bet tik juokinga man, kad kažkoks gėjus tiesiog šokdina ir generalinę miškų urėdiją ir ūkio ministeriją. Juokingi dalykai vyksta toj Lietuvoj. Tai čia toks prologas buvo. O dabar rimtai. Rimtai pažvelkim į saugomus paukščius ir pakalbėkim su normaliais žmonėmis. Buvo gautas pranešimas, telefoninis pranešimas iš netoliese tos skirtamos Biržės gyvenančio asmens, kuris be kita ko dar ir ornitologų draugijos narys, žmogus besidomintis paukščiais. Ir jisai apžiūrinėdamas plyno kirtimo Biržę pastebėjo retą pelėdinį paukštį, tai yra žvirblinės pelėdos jauniklį. Apie šitą faktą jis ir pranešė telefonu aplinkosaugininkam. Sekančią dieną buvo nuvykta į vietą. Iš pradžių nuvyko Ignalinos rajono agentūros inspektorius kartu su Aukštaitijos nacionalinio parko specialistų ornitologų apžiūrėti rasto paukštelio. Pasirodė, kad yra dar ir antras iš tos pačios lizdavietės. O po jų nuvykome mes ir nuvykę mes taip pat nustatėm tą faktą, kad iš tikrųjų paukšteliai
buvo rasti. Nustatėm visus reikalingus duomenis, reikalingus patikrinimo akto surašymui ir surašėm patikrinimo aktą. Taip pat... Vadinasi, nubaudėte žmogų, kuris nukirto medį su jame buvusiais pelėdžiukais. Pasitaikė tokia proga, kad kaip tik į vietą atvyko tos bendrovės, kuri kirto mišką, darbuotojas atsakingas už miško ruošos darbus. Tai jis taip pat dalyvavo patikrinime. Apžiūrėjome dar kitas miško valdas, kuriuose buvo ketinama daryti kirtimus, ar ten nėra inkilų. Nieko neradę. Priėjome išvados, kad kirtimai gali būti vykdomi toliau kitose miško masyvuose, o pagal nacionalinio parko specialisto rekomendaciją buvo tikslinga 10 dienų laikotarpį nevykdyti kirtimų toje vietoje, kur tie pelėdžiukai buvo rasti. Jų amžius toksai buvo, kad jie dar skraidyti negalėjo, todėl kažkur 10 dienų laikotarpį galbūt galėjo sustiprėti natūralioje aplinkoje būdami. Tai tas trikdymas jisai buvo labai tikslinga sustabdyti. Tai yra miško vežimo darbus sustabdyti, nes kirtimo darbai jau buvo baigti. Taigi toks susitarimas su darbuotojų atsakingų už miško ruošos reikalus buvo pasiektas, jis buvo užfiksuotas akte. Ir parko, nacionalinio parko specialistas kartu su tuo vietiniu gyventoju, kuris pateikė pranešimą, toliau stebėjo pelėdžiukus, jie buvo stebimi jau giliau pasitraukę į mišką. Rastieji paukščiai iš tikrųjų yra reti, labai reti, saugotini, Raudonosios knygos atstovai. Šiuo atveju kalba eina apie pelėdinius, tai pelėdiniai jie gyvena uoksuose, tai nėra kažkoks lizdas ar inkilas, tai tuo labiau yra sunku pastebėti uoksą, mažą uoksą kažkur medyje. Taip, miškotvarka atlikdama miškų inventorizaciją paruošė dokumentaciją, kurioje atsispindi saugotinų rūšių buveinės ir pagal tai reikia projektuoti ūkinės priemonės. Tačiau matomai, kad nėra įmanoma suskaičiuoti ir pastebėti visus gyvūnus. Tegul tai būna ir saugojami, ir reti gyvūnai. Normalu, kad kažko galima ir nepastebėti. Ir miške keliuose hektaruose atliekant kirtimui paruošimo darbus, galima to ir nepastebėti. Įmonės atstovas, atsakingas už kirtimo darbus atstovas yra nubaustas. Taip, 300 litų administracinio nuobauda, bet tai čia yra žmogui skirta nuobauda už kirtimo pažeidimus. Ne už tai, kad jisai sužalojo, sunaikino ten kažką, tai, o už tai, kad yra, sakykime, kirtimų taisyklės ir už tų taisyklių pažeidimus jis yra nubaustas. Tai tokie. Pasak spaudos, tik 2 iš 4 pelėdžiukų išgyveno, o jūs sakote, kad nubaudėte tą miško kirtėją, bet tikrai ne už paukščius. Įvardinote kirtimo taisyklių pažeidimus, bet aš nesuprantu, o kaip paukščiai? Už juos jūs nebaudžiate? Ar negalite nubausti? Jisai nepaliko biržėje pažymėtų bioįvairovės medžių, tiksliau paliko, bet ne tos, kuriuos rėžėjas atžymėjo, kitus medžius. Taip pat ten buvo minima ir miško paklodės pažeidimai, ten dar traukimo metu buvo kažkas nukirsta, kad būtų patogiau ištraukti medieną. Ta žinia dėl to paukščio, jinai paskatino vykti į vietą ir patikrinti biržės atrėžimo, sakykime, situaciją, nes rėžiant biržę turi būti paliekami uoksiniai medžiai, sakykime, kuriuose galimai gyvena reti paukščiai. Tokie yra reikalavimai rėžiant biržę. Taip pat kiti bioįvairovės medžiai, kurie savo charakteristiką išsiskiria iš bendro medyno sudėties. Ir ten yra nurodydama, koks skaičius tokių medžių turi būti paliekama. Tie medžiai turi būti atžymėti, tai sakykime, šiuo atveju, jeigu tai būtų paliktas uoksiniais medžiais, tai galimai tos pelėdos, kurios gyvena ten uokse,
galėjo likti ten uokse ir medis būtų nepažeistas. Tai va, tie režimo dalykai su paukščio nukirtimu ir po to tolimesnis kirtimas jie yra surišti. Tai va, todėl atrežimo, biržės atrežimo visas aplinkybės reikėjo įvertinti. Tai va, ir pasirodė, kad yra tų pažeidimų, kadangi buvo nukirstinė tie medžiai, kurie buvo palikti. Čia kalbam apie berods 10 vienetų medžių 1 hektarė. Tai už tai žmogus buvo nubaustas, kad jis nukirto ne tuos medžius, bet kitus. Bet tarp tų pažymėtų taip pat nebuvo uoksinių medžių, kiek vat matosi medžiagoje, nebuvo. Nes tas uoksiniais medis, jisai gana sudėtinga pastebėti. Ir jisai galėjo būti ir nepastebėtas ir miškotvarkos projekto rengėjo, ir biržės režėjo. Po reklamos Žaliojoje akademijoje žiūrėkite. Tai va tokioje vietoje geriau nenukreipti pyktį ir dar į papildomus draudimus, bet bendrauti. Žmonės šviesti ir paaiškinti, kaip tas saugoma. O žinot, piktavalių jų yra visur. Žmonės nužudo, turtą sunaikina. Ką jau šnekėt apie gyvūnai? Nežinojimas įstatymo neatleidžia nuo atsakomybės. Tai mes, aišku, siūlysim dėl savo valstybinių miškų. Už privačius negaliu atsakyti, nes čia ne mūsų yra funkcija, bet valstybės miškuose mes siūlysime apriboti tą būtent ūkinę veiklą būtent pavasarį tuo metu.